Mane paprašė pažiūrėti šitą video ir pakomentuoti, tai pažiūrim. Ir aš tada pasakysiu savo nuomonę. Kas vyksta su Lietuvos jaunimu? Anot Vilniaus psichikos sveikatos centro direktoriaus, centre kaip niekad didžiulė 18–30 metų pacientų banga. Daliai besikreipiančių pagalbos reikia dėl nesugebėjimo prisitaikyti realybėje. Anot psichiatro prie to prisideda besaikis buvimas internete, virtualioje realybėje, o kur dar atsiradę dirbtinio intelekto sugeneruoti draugai avatarai. Visą tai išjungus žmonės tampa socialiai neįgalūs. Ką sako specialistai ir kokios jų įžvalgos, domėjosi Aušra Šiaulytė. Išmanūs, protingi, technologijų virtuozai ar priklausoma ir nelaiminga jaunimo karta? Kas vyksta su jaunuolių psichika? Psichiatrai turi neraminančių įžvalgų. Deja, bet, sakysim, jeigu anksčiau mes daugiau dirbom su vyresniais pacientais, tai tikrai dabar yra didžiulė banga būtent labai jaunų pacientų. Tai yra, mes nedirbam su vaikais, bet apie pusę mūsų pacientų yra nuo 18 iki 30 metų. Anot Marcinkevičiaus banga didžiulė, nors jaunimas neišgyvena jokio kataklizmo, yra sotus ir saugus. Dalis tų jaunų žmonių atvažiuoja dėl narkotinių psichozių, bet dalis būtent atvažiuoja dėl to nesugebėjimo prisitaikyti realioje visuomenėje. Anot pašnekovo, meškos paslaugą daro ir virtualus pasaulis. Jame mirkstama valandas. Specialistai daug kalba apskritai apie socialinių tinklų didžiulę daromą žalą. Dabar jau ateina netgi dirbtinis intelektas, kuris turi dar didesnių grėsmių, nes iš tikrųjų jisai gali pataikauti kiekvieno žmogaus skoniui. Daromi vadinami avatarai arba asmeniai personaliniai, gali susikurti savo kažkokį net draugą. Galbūt jaunoji karta tampa individualistai ir jiems gyvo bendravimo nebereikia. Amerikos psichologai jau tyrinėja naujausius dirbtinio intelekto sukurtus avatarus per programas Character AI ar Replika ir susirūpino, kad su tokiais personažais bičiuliais nuolat besikalbantys paaugliai vėliau gali turėti rimtų problemų bendraudami su tikrai žmonėmis. Bendrai prastėja vaikų psichikos sveikata ir daugėja gretutinių diagnozių, ko niekada nebuvo, kai kalbam apie vaikus. Vartotojiška kultūra, jinai aišku, kad šitai kartai būdinga, mes vadinam šitą kartą nerimo kartą. Ar dirbtinis intelektas ir jo sukurti avatarai jau ir Lietuvos paauglių galvose? Labai nauja ir turim vasarą, tai dar neturim to atgalinio ryšio, nes pirmiausia tą atsaką pasako mokytojai, kada vaikai grįžta į mokyklas. Anot psichiatro 20-mečių drama įvyksta, kai paauglystė baigėsi, o tai karta, kuris su virtualia realybė augo nuo kūdikystės ir tik dabar pradeda suvokti, jog reikia pradėti rūpintis ir žemiškais dalykais. Deja, mes negalim gyventi vien virtualiam pasaulyje ir tai yra tragedija, kada jiems tenka susidurti su realiu pasauliu. Žmogus susiduria, jis tampa visiškai neįgalus gyventi visuomenės, nežino, nemoka bendrauti, nežino normalių socialinių normų. Tai šiaip tai tikrai psichikai daroma didžiulė žala. Man atrodo, kad šitą situaciją liečia ne tik tai jaunus žmonės, liečia ir suaugusius, neliečia tai tikrai lies. Pirmiausia, čia reiktų pasiaiškinti esmę, kas yra tas dirbtinis intelektas. Net suaugę žmonės nelabai dar supranta. Mano manymu, dirbtinis intelektas tai nėra tai, ko žmonės iš jo tikisi. Jeigu sugretint su žmogaus smegenų veikla, tai čia yra pati žemiausia smegenų funkcija. Ir kadangi jinai yra labai stipri dirbtinio intelekto atveju, tai dauguma žmonių pakliūva jos spąstus ir nebejaučia saiko, nebejaučia ribos, ta prasme perdozuoja šitą didžiulę jėgą, o jos suvaldyti tiesiogiai nėra paprasta, kad suvaldyti tai reikia tam tikro aukštesnio intelekto arba išminties, arba, sakykime, gyvenimo patirties. Tai vyresni žmonės tą kažkaip intuityviai suvokia ir netgi bijo, ar net nelabai nori į tą dirbtinį intelektą įsijungti. Kažkokia intuicija pas juos yra. Tai intuicija ir yra tas aukštesnis intelektas. O čia buvo mano vienas draugas atvykęs, mes kalbėjomės apie šitą temą, jisai kažkokį instinktą turi, kad čia kažkoks yra pavojus. Tai jauni žmonės šito nesupranta ir jie nejaučia saiko ribos, kaip vartoti šitą jėgą ir dėl to pas juos prasideda didžiulių problemų serija.
Dabar antra dalis šitos problemos, to atitrūkimo nuo realybės, tai yra tiesiog bukas, paprastas perteklinis ekranų naudojimas. Tai yra ta pati problema dar žemesniam lygiui, dar primityvesniam. Jeigu pažiūrėti į ekrano besaikį vartojimą, tai čia paprasti medikai šitą galim pasakyti, net nereikia būti kažkokiu psichologu ar išminčium. Iš fiziologinės pusės perteklinis sėdėjimas prie ekrano, kitaip sakant, žmogus yra kaip hipnozės būklėje, kaip įkaitas to turinio, kuris ten žiūri, tai didina pieno rūgšties kiekį raumenyse, rūgštinį organizmą, tai vargina akis ir sukelia daug kitų fiziologinių reakcijų, kurios labai rimtai kenkia žmogaus organizmui. Tai, kitaip sakant, bet kokio organo, smegenų, plaučių, širdies, raumenų, kaulų, perteklinis nedozuotas vartojimas, jisai juos pervargina ir jiems sukelia ligas. Tai vat, norint, kad to nebūtų, yra elementari kompiuterių ekranų vartojimo higiena. Tai reiškia, reikia daryti pauzes, kas tam tikrą laiką, reikia pritupimus daryti, pasivaikščioti, judėti fiziškai, reikia kompensuoti šitą tiesiog perteklių ekranų vartojimo. Tai tie, kurie šitą daro, arba kurie dirba, sakykime, su ekranais kiekvieną dieną, tai atitinkamai po to eina į sporto klubus ir labai daug sportuoja, ar ten eina į gamtą ir būna gamtoje, ir akis gano ten į horizontą žiūri didelius atstumus, kad akis nepervargtų. Dar viena didelė tema, tai jau čia ir išmintis rimta, tai yra atsargumas. Atsargumas tai nėra tik tai atsargumas, kad ten, sakykime, plyta gali nukristi, einant ten neatsargiai po kažkokiu balkonu ar statybų metu. Atsargumas turi būti ir emociniai srity, tai reiškia saugotis tam tikrų emocijų. Pavyzdžiui, nežiūrėti tam tikrų siaubo filmų ten ar kažkokių kitų dalykų, kurie žmogui sutrikdo hormonų balansą organizme. Bet yra dar ir informacinis ir dvasinis atsargumas. Tai reiškia, yra tam tikrų minčių ar informacijos, kurios tiesiog nereikia žinoti. Aš ne vieną kartą stebėjau, kaip labiau gyvenimo ragavę žmonės sako, aš nenoriu šito net žinoti. Įsivaizduok, žmogus patenka į situaciją, kaip jisai gali sužinoti kažkokią tai valstybinę ar komercinę paslaptį. Arba, sakykime, tapti liudininku kažkokio smurto ar nusikaltimo. Ar ne, jisai netyčia ne vietoj ir nelaiku pateko ir sužinojo kažką, ko nereiktų žinoti. Taigi nužudyti gali už tą informaciją. Vien tik, kad jisai liudininku buvo. Nors jis visiškai nekaltas. Jis visai ne prie ko toje situacijoje. Tai prasme, kad ne laiku ir ne vietoj gauta informacija, jinai žmogui gali tapti lemtinga, tragiškai lemtinga. Tai reiškia, saugotis reikia ir tam tikros informacijos, ne tik emocijų ir ne tik tai plytų, kurios ten gali mechaniškai sužeisti. Tai paaugliai neturi šito fundamentinio atsargumo, neturi šito fundamentinio įgūdžio atskirti gerį ir blogį. Blogis yra ne tik tai fizinis, ne tik žudymas yra blogis. Blogis yra ir emocijos, blogis yra ir informacija. Melas, atskiesta, iškraipyta informacija irgi yra blogis. Arba, sakykime, netgi gerų emocijų perteklius, perteklinis džiaugsmas, jis taip pat yra blogis. Jis sugriauna organizmą, iškraipo, išbalansuoja hormonus ir sukelia pasekmes fiziniam kūne. Tai vat šitie dalykai, gebėjimas atskirti gerį ir blogį visose srityse, fiziniai, emociniai ir dvasiniai arba informaciniai, čia labai didelis ir svarbus dalykas. Tai štai viena iš priežasčių, kodėl šitie jauni žmonės patenka į šitas spąstus socialinių tinklų, ekranų arba dirbtinio intelekto perteklinio vartojimo. Ir paskutinė sąlyga, tai yra tiesiog fiziologinės ligos, kurios gali būti pas šitos jaunus žmonės, kitos ligos, kurios nesusiję tiesiogiai su ekranų vartojimu, su soctinklais ir taip toliau. Šitos ligos irgi gali būti sąlyga, kuri atveda prie viso šitos grandinės reakcijos. Ta taip pat reikia turėti omeny. Dar vienas labai įdomus momentas yra tas, kad tam, kad tie jauni žmonės
nepatektų į tokias situacijas, į tokią, sakykime, iliuzijų pasaulį ir beprasmybę, kai jie ieško džiaugsmo ir laimės virtualiam pasaulyje. Tai dėl to, kad reikia išmokti gyvenime ieškoti tikrų kokybiškų dalykų visose srityse. Naujų veiklų, naujų žmonių, naujų, sakykime, pasaulio vietų, kelionių, teritorijų, naujų bendruomenių, naujų visuomenių, kurios tave palaiko ir tau kelia prasmę ir naudą duoda. Bet tai liečia apskritai tokį pamatinį dalyką gyvenimo, kad gamta ir gyvenimas yra sukurti tam, kad visom būtybėm duotų prasmę, džiaugsmą ir laimę. Tokia yra iš principo gyvenimo ir gamtos paskirtis. Tai jeigu žmogus tai supranta, tai jisai atkakliai ieško ir jisai visą laiką ras tai, ko jisai nori, kaip yra parašyta vienam išminties tekste, kad ir kiekvienas pilvas bus užpildytas maistu, ir kiekvienas troškimas ir noras bus įgyvendintas. Ir žmogus turi daryti pastangas, jis neturi sėdėti prie televizoriaus ir tikėtis, kad tas televizorius jo visas svajonės įgyvendins.